Šiandien leisimės į kelionę pavojingais siaurais kalnų keliukais, kad pasiektume ūkį, kuriame auga vieni populiariausių ir jūsų mylimi ispaniški avokadai. Kelias toks status, kad bet kada gali nuslysti nuo šlaito, o vietomis teko važiuoti tiesiog per upę. Pamatysime, kaip avokadai noksta tiesiog ant kalno krašto, o viršuje mūsų lauks dar daugiau įspūdžių ir skonių. Sužinosime, kaip tokiame aukštyje yra sodinami avokadų medžiai, bei kas dar be jų čia auga. Praėjusiame video lankėmės anono plantacijose, kuriuose sužinojom, kaip jos yra auginamos ir kokios priežiūros joms reikia. Taip pat išsiaiškinom, kokias ypatingas savybės turi anonos ir kokių sąlygų reikia, norint užauginti vienus sveikiausių vaisių pasaulyje. Lankėme dorą pomidorų ir besėklių paprikų šiltnamius, kuriuose mus pasitiko tikras tropinis klimatas. Įdomiausia tai, kad tokioje kaitroje reikėjo būti apsirengus kaip chirurgams, kad apsaugotume derlių nuo pašalinių bakterijų. Jeigu praleidote šį epizodą, būtinai jį pažiūrėkite. Visi verslininkai šneka, telefonais rūpinas reikaliukais, o aš galvoju, gausiu šiandien paelijos ar ne. Atvažiavom pas Francisko, čia yra savininkas ir iškart pirmas dalykas, kuris man labai patiko apie Francisko, kad jis yra savininkas, direktorius įmonės, bet yra be kostiumo. Tai man iš karto tai reiškia, kad jis yra ne tik verslininkas, bet reiškia ir vaisininkas. Tai man čia jau yra labai didelis respektas jam. Kaip jie padaro, kad tie avokadai būna tokie skanūs? Gal jie kažką ten įdeda stebuklingo juos? ¿Cuál es el secreto porque tus aguacates son tan buenos? ¿Cuál es el secreto? No mucho cariño. Ispaniškai yra, kas sako, cariño, čia būtų kaip labai daug meilės įdedam. Pats svarbiausia, kad jie visą laiką ieško teisingo rinkimo laiko, kad neskubėti, ne kad rinka, kada sako jas paimti, o kada sako gamta, kad reikia jas imti. Darbuotojai dirba apie 30 metų visi. Jis labai saugo savo komandą ir ta komanda yra labai svarbi, kad viskas būtų taip gerai. O kokie didžiausi iššūkiai būna dirbant su avokadais? Buvo 2 metai labai blogi su vandeniu ir kiekvienais metais vis gamta duoda naujus iššūkius. Bet jeigu taip, pagrindinė problema, kur daugiausiai yra sunkiausia, yra lietus. Nes čia trūkumai buvo 2 metai labai blogi, buvo didelė sausra ir buvo labai sunku daryti iki šitos dienos, nes daug plantacijų labai buvo kritiniai būsenai. O kiek sudaro iš ūkio avokadai, kiek užima hektarų žemės? Apie 60 turi savo nuosavą žemę, apie 60 hektarų čilimojos, apie 30 hektarų mango ir apie 30 hektarų avokadų. O kodėl nusprendė tęsti šeimos verslą? Nes galėjo viską parduoti ir, žinot, savo ramiai gulėti po palmę. Jie patinka kentėti. Jis yra kaip mazokistas, lietuviškai yra mazokistas, kur patinka kentėti, dėl to nusprendė dirbti savaisiai. Bet manau, Karoli, galėtumėm numušti kainą logistikai, per brangi kaina. Aha, man atrodo, po šitos Eduardas sakys, dabar suprato, tai bus brangiau dabar. Wow. Lauk. Nu, gerai, kad nenurėdėjom. Tai va, esam 300 metrų aukšti. Wow. Ką matai, kas čia auga? Mangai. Čia auga Austin mangai. Vaizdas iš tikrųjų įspūdingas. Kelias, kur čia važiavom irgi. Visada svajojau paragauti ką tik nuskintą mango. Tai čia yra prieš sekundę nuskintas mangas. Ir žinot, kuo yra labai gera Austin rūšis? Kad jie lupasi kaip bananai. O taip va. Ir galima valgyti. Žiauriai daug sulčių, labai skanu.
nuostabus mangas. Tai važiavom 20 minučių į viršų, esame 300 metrų aukštyje, atvažiavom pagaliau prie avokadų ir man iškart yra labai įdomu, kad galėtumėt paklausti Francisko. Tai kaip reikia nuskinti tuos avokadus tokiam aukštyje? Kaip čia reikia atgabenti visus darbuotojus? La pregunta que ha surgido durante el camino. Esto está un poco difícil, pero que aunque sea complicado intentamos... Sako, labai sudėtinga, bet jų motivacija yra jų klientai. Mangas yra jų pagrindinė motivacija. Tai dabar mes matom, kad tie avokadai, būtent Hass, yra labai mažiukai. Tai kada jau juos pradės skinti ir kada galim jų tikėtis Lietuvoje? Dauguma kitų ūkininkų pradeda juos skinti anksčiau, net spalio gale, lapkričio mėnesį, bet jie galvoja, kad čia yra per anksti ir jie tik pradės skinti gruodžio pradžioje. Ir eina per zonas. Yra zonas, kur prasideda anksčiau, o šita yra pati vėliausia zona, kur pradės gal skinti tik sausio, vasario mėnesį. Kaip įvertina, kad jau čia dabar jau galime skinti, bus pats geriausias avokadas? Ya empieza a verse el fruto. Visai, ką klauso gamtos, pavyzdžiui, kitos turi, kur plantacija avokado, jos pradeda, jau turi mažus avokadus, o čia dar tik žydi. Čia, pavyzdžiui, žino, kad čia bus jau mėnesių beveik vėliau ar 2. Ir jie visai, ką pirmoje vietoje ragauja ir paskui žiūri visų riebalų, procentą ir kitas savybės. Žinau, kad ispanai mėgsta siestą, bet ką tik kalbėti apie tai, kad ir avokadai turi savo siestą. Taip, pagrindai, kada medis duoda avokadus arba mangus, jis labai susitresuoja ir paskui jam reikia 1 metų, kad atostogauja, tada būna labai mažas kiekis būna, tada kainos visą laiką pakyla ir kitais metais jau atsigauna, vėl daugiau duoda avokado ar mangų ir kainos visą laiką nukrenta. Tai žodžiu, avokadai irgi savo siestą turi, ne? Taip, siestą visi turi. Kiek čia dabar šitose kalnuose, kur mes esam, kiek čia yra hektarų žemės? Šitą plantaciją konkrečiai turi 10 hektarų. Unas 3 de mango y 7 de avocado. Daugmaž 3 hektarai mangų ir 7 hektarai avokado. O čia skaičiuoja ir su tais, kur status kalnas irgi skaičiuoja? Taip, viskas skaičiuojasi. Gal gali paaiškinti, kaip reikia į tokį visiškai statų kalną įstatyti ten avokadų mangų medį? Darosi kaip mažyčiai balkonai, kaip laiptai būtų. Darosi visą laiką vieni laiptai, paskui susilygina kalnas su rankų darbu arba su traktoriais, kur gali traktoriai, kur negali traktoriai rankų darbas. Ir darosi kaip laiptai būtų. Ir tose laiptuose sodinasi medžiai. Kai mes, pavyzdžiui, jums pykstam ir priekaištaujam, kad sakom, kodėl avokadai yra be kotelių. Ką jūs tada ūkininkam, kai sakot, ką jiems tada perduoda? Man jie sako, kad aš pats užlipčiau arba jūs užliptumėt ir patys jos nuskintumėt. Štai taip smagiai užbaigėm šiandienos nuotykius. Gaila, kad tuo metu dar negalėjom paragauti ką tik nuo medžių nuskintų avokadų, tačiau primenu, kad jų sezonas prasidės jau gruodžio vidury, tad netrukus galėsi mėgautis pačiais skaniausiais avokadais. Kitoje serijoje pamatysim kvapą atimantį mango dėl sielo ūkį, kuriame auga vieni skaniausių mangų pasaulyje. Susipažinsim su ūkio įkūrėjais, kurie aprodys įspūdingas mangų plantacijas, pristatys skirtingas jų rūšis, parodys, kaip taisyklingai skinti šios mangus ir ragausim daugeliui pažįstamą, tačiau Ispanijoje labai neįprastą mangų rūšį.